Tai labas driftas, grįžtam po žiemos miego į driftą, į treniruotę, bus labai faina, puiku, smagu. Aš dabar susimąstęs, negaliu kalbėti apie tai, vašku uždėjau dabar ir baigėsi koinsi, reikia vandenį dar nuplauti turbūt, ne? Ar nieko tokio? Vašką palieki? Gerai, bus gerai reiškis. Vis tiek visa purvina dar ir nesutvarkyta po žiemos, tai... Bet žodžiu, važiuojame į Daugpilio treniruotę, bus oficiali, jau su briefingais, trasas išbraižytos, asfalto nauja išlieta, ten klipinai, visi reikalai. Žodžiu, pabandysim. Įrašinėjom su mikrofonu, tikiuosi girdit mane ir viskas labai puiku. Tai jau vėluojam, todėl sėdam į mašiną, lėkiam į trasą, pažiūrėsim kaip ten, kas susirinko ir kaip čia važiuos mano šitą mažulę. Ratų prisimantavau gal 8-9 komplektus turiu, tai tikrai per akis, bet visokie likučiai. O, eilė įstoju į mašiną plautis, tai gal varom. Va, jau ir pasirašėm, mašina beveik paruošta, bliam, čia kaip blogai atrodo. Automobilis paruoštas, liko kaip ir važiuoklę pasireguliuoti, bet turbūt, kad kol nevažiuosiu, aš nieko nereguliuosiu. Yra 5 būsto režimai, tai yra galios, tai dabar pirmų išvažiavimų pasitestuoju nuo nulinio iki kokio 2-3, kuriuo man patogiau važiuoti. Atsirenku, ar įmanoma 3 bėgių suvažiuoti trasą, ar vis dėlto 2 važiuoti. Padangų slėgis, nors padangos visos skirtingos, bet daug maž. 17-inės, 18-inės. 225, 265 pagal vieną ir kitą, kiek galima slėgį važiuoti. Ir esmė patestuoti mašiną. Ar jinai po žiemos viskas veikia kaip veikia prieš žiemą, ar kažkas tai atsitiko naujo. Reikia gal pafilmuoti, biškį parodyti kokias nors mašinas, kokie čia atvažiavo, kas čia yra. Treniruoti iš tiesų tokia mažytė. Nedaug čia žmonių mūsų mačiau dalyvių. Daug mersiukų, daug krekždukų. Kažkokia konfiguracija, kurios nesuprantu. Bijau. Norėtųsi max greitos, bet kol kas nesuprantu. Aš norėčiau, kad iš ten tiesiog parlėki ir visą ratą, vėliau sulendi. Čia jeigu per vidurį jisai turi omenyti, iš ten atvažiuoja ir šauni į vidurį tada, nesąmoningai, visiškai. Tai kaip buvo, ar ką aš blogai matau. Praėjo briefingas, viskas aišku, tik nesupratau, yra čia grupės, po grupiai kažkokie, tai ar čia mes visi vienoje krūvoje važiuojame. O grupės yra, nežinot? Visi viena vieta. Ir kada startuojam, nepaklausim, tai jau galima čia šildytis. Kas nori pirmas važiuoti su manimi? Dėl saugumo galim važiuoti tik su ilgom rankom ir kojas, rankos turi būti uždarytas dege medvilnė kokia nors ar sintetika. Juokauju, aišku. Tai jau kūrėsi, jie gal ir man jau šildyti šitą savo mažylį.
Pirmi važiavimai, kai pirmas važiuoju, nesuprantu, kur klipai. Iš galo važiuodamas, tai 3 važiavimus važiavom. Pirmą ant nulinio būstą, vėliau pirmą būstą įsijungiam. Bet šiaip tai veikia mašina kaip ir gerai. Pamiršęs kaip valdyti, ko trūksta, sukibimo. Pamiršau daugiau oro, nusileis 2 barus palikau, 17 ratai. Nei semislikai, nei ką kažkokie žeminiai MS-ai, nesąmonė. Nu tai žodžiu, kokios padangos taip ir važiuojasi, bet dabar dėsim kitas, nuleisim oro, jungsim antrą būstą ir gal jungsim, pabandysim 3 bėgių suvažiuoti, nes būtų daug linksmiau, tada dūmo galima biškį pakelt. Bet važiavimų dvigubai mažėja, tai ar to reikia, nežinau. Tai va tokios mano emocijos kol kas. Tai matuokis. Tai žodžiu, priputėm 1,3 baro, uždėjom 17 ratus, 3 bėgį įjungus, žodžiu, lėčiau važiuoja nei antrų bėgių, nes per daug ratai išsisuka, čia tiesiog pažaidimui, paputojimui. Man nepatiko, kaip kimba padanga, dėl to jungiau 3 bėgį, kad greičiau juos sudeginti ir keisti kažką kitą. Bet, sakykime, daug turiu pigių kiniečių, kurie kieti ir nevažiuoja, tai teks važiuoti su jais pradžiai sudeginti, kad šiukšlių atsikratytų, o vėliau jau pabaigai užsidėsim ir 265 ir visokios semislikos, su kurio jau galima bus greit sulėkti. O kol kas pavežioju visus, kas čia yra. Nes ne visi turbūt supras, čia greit ar negreit, tiesiog gal kartais gražiau, kai dūmo daugiau. Bent jau kadrų bus, kur dūmo yra. O jeigu labai jau lėtai atrodys, tai biškai pagreitins montuotojas, manau. Tai va, labai karšta. Reikia nusimti langus, bet nepaėmiau apyrankių šitų, kad langais atidarytis važiuoti. Labai gaila.
iš 3 važiavimų vienas momentas buvo tik tai geras, kai tik tai pirmą nepasišildžiau padangų, nes labai daug pūjas čia apšėjo lavoninės. Vienoje pusėje Vestleikas, kitoje pusėje kažkoks vėl MS-as, ir dar skirtingų aukščių. Sakau, visokius šrotas įsivežiau. Tai vat pirmą važiavimą važiavau, tai pusė trasos buvo blogai, pusė jau apšylo kažkaip taip. Antro važiavimo jau pilnai gerai važiavo. Trečio važiavimo jau pasitikrinau, kad jau atsilupus, bet ar važiuoti į Pytus, ar dar dadrož, tai dadrožiu. Tai, bet net negaliu pagauti, gazuoja apie nieką. O dabar jau lyg šroto beveik neliko, liko tik tai visokie semislykiai, kurie tik tai, kad į pabaigą vis tokie, bet vis tiek po 2 važiavimus gal su kiekvienu komplektu dar padarysim. Tai karšta labai. One more time. Žodžiu, važiavom paskutinį važiavimą, kaip visada viskas nutinka paskutinį važiavimą. Paskutinis važiavimas, 265 padanga, oro nuleidam jau iki bariuko kažkur. Nu ir žodžiu, porinį stengiausi važiuoti visada lydą, kad kitiem būtų įdomiau pagaudyti ir taip toliau, žodžiu, bet paskutinį važiavimą nusprendžiau vis dėlto čeisą padaryti. Nu taip susišnekėjom su kolega. Ir aš jį arti buvau jo, kai su 265 sunku gaudyti. Daug su sankaba žaidžiau ir ant paskutinio polskio kažkas bankšt ir jaučiu, kad praradau sukibimą. Dabar draugas viduj, mes lendam į apačią ir žiūrim, kas sulūžo. Spėju pusišis. Jung! Sigučio, jung. Aivarai, pirmą bėgi. Jo, ir atleis sankabą. Tai matai, kad ratas nesisuko, ten sukasi. Bet pala, pusašis, tai teisingai, iš granatos nurovė. Minus pusašis, gerai, kad turiu atsargoj, gal porą dar. Bet šiaip kainuoja jie dar MKS pusašiai po 100 ir 105 eurų. Tai reikės dar 2 dienas dirbti, nusipirksiu pusašį. Gerai, ką čia, gana čia šnekėt, varom, krauname centralą ir fainai, atlaikė mašiną. Išvados, ko mums reikia, planšetės, ant saulės perkaista, veržlių ir varžtų, nes jie irgi prasukti visi, ir vieno pusašio. Bet per šiandieną tiek ištestuota, tiek išsiaiškinta. O šiaip lekia gerai. Tai va, treniruotė baigėsi, pusašis lūžęs, bet turiu garažą kitą, pasikeisiu. Tarp kitko, jeigu kažkas turit pusašį, parašykit man, nupirkčiau porą atsarginių pusašių. O dabar viskas, pabaiga. Sekantis video turbūt bus apie smartą. Užėkit į Contribui, jau turbūt ir įmestas tenai. Jeigu norit pavažinėti su iš to BMW, eikit irgi į Contribui, į kiekvieną treniruotę atvažiuokit, vežioju nemokamai. O viskas turbūt. Palaikinam, subscribinam kanalą ir girdit. Alio, aš turiu laiko, palauksiu. Kas subscribinot? Gerai, susitiksim kitą video.